tai ir pavardės surašyti, ištikimi mūsų baisaus suverenaus viešpaties karaliaus Jokūbo, iš Dievo malonės Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Airijos karaliaus, tikėjimo gynėjo ir Dievo garbei ir krikščioniškojo tikėjimo sklaidai bei mūsų karaliaus ir šalies garbei ėmėsi kelionės įkurti pirmąją koloniją šiaurinėje Virdžinijos dalyje. Šiais dokumentais Dievo ir vienas kito akivaizdoje iškilmingai ir abipusiškai sudarome sutartį ir susijungėme į pilietinį politinį kūną 1892. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas paskelbė, ši šalis yra krikščioniška tauta. Naujosios Anglijos konfederacija teigė, kad kolonijų tikslas buvo plėtoti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus karalystę ir mėgautis Evangelijos laisvėmis tyrai ir taikiai. Harvardo koledžas reikalavo, kad kiekvienas studentas tikėtų, jog pagrindinis jo gyvenimo ir studijų tikslas yra pažinti Dievą ir Jėzų Kristų, kuris yra amžinasis gyvenimas. Džonas Adamsas rašė, krikščionių religija yra išminties, dorybės, teisingumo ir žmogiškumo religija. Ant Vašingtono paminklo viršuje esančio metalinio dangtelio išgraviruoti žodžiai garbė Dievui. Nepriklausomybės karo metu kongresas nutarė importuoti 20 000 Biblijos tomų, nes Biblijos naudojimas yra toks visuotinis, o jo svarba tokia didelė, už kiekvieną žingsnį, kurį žengsiai nuo kryžiaus, tave kiekviename žingsnyje sveikins minia žmonių. Dr. Rhys Brooks, kodėl svarbu spręsti dabartines kultūros problemas. 1. Tai yra daug daugiau nei raudonieji ir mėlynieji, tai nėra susijęs su politika, tai yra daugiau nei politika. Vis dėlto turime atkreipti dėmesį į dabartinę politinę aplinką etosą, kad dekonstruotume epochos, kurioje gyvename, dvasią. Mes kalbame tiesą atmosferoms. Net žodis malonė nereiškia leidimo nusidėti. Jis pažodžiui reiškia Dievo galią, jėgą, gebėjimą, valdžią, malonę daryti tai, ko patys iš savęs negalime padaryti. Tai nėra licencija nieko nedaryti. Efeziečiams 6:10 Range 12 NTV 84. Pagaliau būkite stiprūs viešpatyje ir jo galingoje galybėje. Apsivilkite visus Dievo šarvus, kad galėtumėte pasipriešinti velnio kėslams. Juk mūsų kova vyksta ne prieš kūną ir kraują, bet prieš valdovus, valdžią, šio tamsiojo pasaulio galybės ir dvasinės blogio jėgas dangaus sferose. 2 Jėzus kreipėsi į kultūrą ir kalbėjo tiesą valdžiai, tą patį darė ir senieji pranašai, tą patį darė ir apaštalas Paulius. Mes taip pat turime kalbėti apie tai, kas vyksta dabar, ir įžvelgti šį pasaulį per biblinės pasaulėžiūros prizmę. Mes kalbame tiesą valdžiai. Biblija tampa lęšiu, per kurį viską matome. Mato 12:33 Range 37 Jėzus kalba tiesą religiniams vadovams. Arba padarykite medį gerą ir jo vaisius gerus, arba padarykite medį blogą ir jo vaisius blogus, nes medis pažįstamas iš vaisių. Gyvatės brolyje, kaip jūs, būdami blogi, galite kalbėti gerus dalykus, juk iš širdies gausos kalba burna. Geras žmogus iš gero savo širdies lobio gimdo gerus dalykus, o blogas žmogus iš blogo lobio gimdo blogus dalykus. O, aš jums sakau, kad už kiekvieną tuščią žodį, kurį žmonės kalba, jie atsakys teismo dieną. Ne savo žodžiais jūs būsite išteisinti, o savo žodžiais būsite pasmerkti. Jono 19:8 Range 11 Jėzus kalba tiesą Pilatui. Tai išgirdęs, Pilotas dar labiau įsigando ir grįžo į rūmus. Iš kur esi kilęs, paklausė jis. Jėzaus, bet Jėzus jam nieko neatsakė. Ar tu atsisakei su manimi kalbėti? Pilotas paklausė, ką tu man sakai, argi nesupranti, kad turiu galią arba tave išlaisvinti, arba nukryžiuoti. Jėzus atsakė, tu neturėtum galios man, jei ji nebūtų tau duota iš aukščiau. Todėl tas, kuris tau mane atidavė, yra kaltas dėl didesnės nuodėmės. Apaštalų darbų 24:24
25 NV 84. Po kelių dienų atvyko Feliksas su žmona Drusila, kuri buvo žydė. Jis pasiuntė pas Paulių ir klausėsi jo kalbos apie tikėjimą į Jėzų Kristų. Kai Paulius kalbėjo apie teisumą, savikontrolę ir būsimąjį teismą, Feliksas įsigando ir tarė: kol kas užteks, tu gali išeiti, kai man bus patogu, aš atsiųsiu tave pasiimti. 3 esame atsakingi ir įgalioti įgyvendinti strategijas, kad įvykdytume didįjį pavedimą padaryti visų tautų mokiniais. Mes kalbame tiesą kultūrai, mes einame į savo sandėliukus melstis, išeiname iš jų dvasios gale, kad įsitrauktume ir veiktume. Šventosios dvasios pripildymas nebuvo vien tam, kad galėtume geriau jaustis. Įgalinimas ugnies krikštas buvo duotas jiems kaip liudijimas kitiems čia, namie, svetur ir pasaulyje. Tai buvo skirta įgalinti mus kitiems, ne mūsų altoriaus vakarėliui, bet tam, kad galėtume papasakoti savo bendradarbiams apie Jėzų ten, kur negalime nieko nepasakyti net ir nesutikti su kalbomis prie vandens šaldytuvo apie tai, kas vyksta kultūroje ir apie tiesą. Luko 19:41 RANG 44 NV. Artėdamas prie Jeruzalės ir pamatęs miestą, jis verkė dėl jo ir tarė: jei tik tu pats, būtent šią dieną sužinojęs, kas tau atneš ramybę, bet dabar tai paslėpta nuo tavo akių. Ateis dienos, kai tavo priešai pastatys prieš tave pylimą, apsiūs tave ir apsiūs iš visų pusių, jie sutryps tave ir tavo vaikus, esančius tavo sienose. Jie nepaliks akmens ant akmens, nes tu nepažinojai Dievo ateimo pas tave laiko. Ar Dievas sako Amerikai: jūs turėjote savo šansą? Mes esame atsakymas į pavyzdinę Jėzaus maldą. Jis tai sako mums. Tai mūsų žadintuvo skambutis, ar mes pabudome, ar esame pažadinti. Malda: viešpatie Jėzau, šventoji dvasia, ar galėtum paimti šias strėles ir nukreipti jas būtent ten, kur reikia, į mūsų širdis, protus, dvasią. Tėv, ar suteiktum malonę mobilizuoti mus į žmones, kad pasakytume užteks mes čia, kad pradėtume kalbėti tiesą valdžiai, tiesą atmosferai ir tiesą kultūrai, kad daugiau nebetylėtume. Ištrauksime galvas iš smėlio ir pasakysime: jei taip turi būti, tai prasideda nuo manęs. Taigi, Dieve, ką tu nori daryti su manimi ir per mane? Jėzau, mes žinome, kad esame atsakymas į maldą, kurią tu mums liepei melstis. Dabar, Dieve, veik mūsų širdyse. Išjudink mus, mobilizuok mus, parodyk mums mūsų vaidmenį, parodyk, ką turime daryti. Padėk mums pamatyti, pažadink mus, iš naujo pripildyk mus savo šventosios dvasios. Vardan Jėzaus. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 balandžio 9 Velykų sekmadienis. Kapai į sodus. Tu mano gedulą pavertei šokiu. Tu atrišiai mano skudurus ir aprengiai mane džiaugsmu. Psalmių 30:11. Kai pažindami Jėzų atgyja, suprantame, kad Velykos tai daugiau nei dažytų kiaušinių krepšeliai, šokoladiniai zuikučiai ir pyps. Anksčiau švęsdavome, bet ne dėl to, kas iš tikrųjų yra Velykos. Tačiau dabar Jėzaus sekėjams tai yra gyvybę teikianti savaitė ir svarbus laikas. Kapai virsta sodais, štai apie ką kalbama. Tai apie mirusių dalykų prikėlimą naujam gyvenimui. Vaizdo įrašas ištrauka. Luko 1:37 NKJV. Juk Dievui nėra nieko neįmanomo. Toks yra Dievas. Jam nėra nieko neįmanomo. Jis visada atsinaujina, visada gali paimti tai, kas buvo skirta blogiui, ir paversti geru, paimti mūsų kapus ir paversti juos sodais. Kodėl? Todėl, kad jis niekada neatsisako savo plano. Jis niekada neatsisakė mūsų. Jis žino tai, ko mes nežinome, kad be mirties negalima patirti prisikėlimo gyvenimo. Jėzus jis mirė, kad mes galėtume gyventi tikslo ir galios virš kapo gyvenimą. Jis nėra miręs, jis yra gyvas, ir kadangi jis gyvas, mes galime vėl gyventi. Visi skaitėme apie Humpty Dumpty,
kuris sėdėjo ant sienos, jis labai nukrito, ir visi karaliaus žirgai ir visi karaliaus vyrai negalėjo surinkti humpti dumpti atgal. Bet štai geroji naujiena, mes turime tą, kuris gali humpti dumpti vėl surinkti į vieną vietą. Kapus paversti sodais, mirtį gyvenimu, mūsų gedulą šokiu jis tai paverčia. Dievas myli sudaužytus dalykus. Kai kurie iš mūsų šiandien čia susirinkusiųjų jaučiasi labai sudaužyti. Ne viskas sekasi puikiai, gyvenimas susiklostė ne taip, kaip įsivaizdavome daugumą iš mūsų. Taip pasakytų neseniai atliktos dainos eilutėje sakoma: tai, ką mes matome sulaužyta, Dievas mato sutvarkyta. Japonijoje yra įdomi meno forma, vadinama kintsugi, kuri apibūdinama kaip tradicinė meno forma, kai sudaužyta keramika ar keramika taisoma laku, sumaišytų su aukso dulkėmis. Ši technika pagrįsta uebi-sabi principu, kuris pabrėžia ir pripažįsta daiktų trūkumus ir priima netobulumus. Kintsugi auksu ar sidabru užpildo įtrūkimus ir sulūžiusias dalis, todėl sutaisytas dirbinys tampa dar gražesnis nei anksčiau, užuot paslėpusi ar išmetusi sulūžiusius keramikos dirbinius. Kintsugi pagerbia jų istoriją ir paverčia juos menu. Tai šiek tiek primena Jėzų. Kai kurių iš mūsų veidai yra daug sudėtingesni, ir jei galėtume matyti vienas kitą trimačiu vaizdu, pamatytume įtrūkimų, trūkumų ir netobulumų. Jei nusiperkame naują automobilį, pirmas atsiradęs įlenkimas visada būna labiausiai pastebimas ir slegiantis. Mūsų naujas automobilis nebeatrodo naujas, nes dabar jis turi trūkumų. Jei tiesiog paliksime jį ramybėje ir nesijaudinsime dėl jo, vis tiek jį pastebėsime, tačiau tai gali mums priminti, kad Dievas myli ydingus ir sulūžiusius daiktus ir galbūt mes taip pat turėtume tai daryti. Ne visi Biblijos personažai buvo tobuli, kaip jų atvaizdai iš flanelės grafikos. Iš tikrųjų jie turėjo daug trūkumų. Ten, kur mes matome sugedusius, Dievas mato sutaisytus ir gražius. Kai kurie iš mūsų sekmadienį buvo bažnyčioje, nes mylimas žmogus įkalbėjo mus ten nueiti. Kiti ėjo, nes nuoširdžiai norėjo ten būti, bet nesijautė verti būti, nes manė, kad jų pačių trūkumai išsiskiria labiau nei kitų. Tarsi būtume vieninteliai pasaulyje, kurie turime trūkumų. Bet taip nėra. Vienas iš Biblijos veikėjų, turėjęs trūkumų ir problemų, buvo Petras, kuris buvo eik į priekį arba eik namo tipo vaikinas. Jis buvo kilęs iš sunkios aplinkos. Jis buvo pirmojo amžiaus žvejys, šiurkštus senukas. Žvejai tais laikais turėjo varginančią kasdienę darbo rutiną, kuri kartojosi visą gyvenimą, sunkus darbas ir sunkus būdas užsidirbti pragyvenimui. Žvejai buvo šiurkštus ir tikriausiai šiandien puikiai tiktų realybės šou. Petras buvo klasikinis žvejys. Biblijos pasakojime apie tai, ką mes vadiname Velykų sekmadieniu, Jėzus buvo rastas dingęs. Jis buvo nukryžiuotas penktadienį tarp dviejų plėšikų, kurie mirė kartu su juo, paskui buvo paguldytas į skolintą kapą. Mokiniai buvo apimti gedulo ir sielvarto, nes bandė išsiaiškinti, ką dabar darysime. Jie manė, kad jis nuvers romėnus, kurie savo priespaudos, mokesčių ir siaubingo vadovavimo plaktukų buvo nuleidę savo tautai. Jie manė, kad Jėzus Mesijas visą tai išnaikins, o dabar jis miręs kape, priešais kurį stovi didelė uola, o prie jo budi romėnų sargybiniai. Tuomet dvi moterys, Marija Magdalietė taip pat netobula, turinti karčią praeitį, ir Lozoriaus sesuo Marija, atėjo prie kapo su Jėzaus kūno konservavimo kvepalais. Atėjusios pirmąją savaitės dieną, jos nerado jokių sargybinių, akmuo buvo atkeltas, jos įėjo į vidų, o Jėzaus nebuvo. Įsivaizduokite jų emocijas, jie buvo tikri žmonės, kurie, sielvartaudami ir gedėdami, ruošėsi paruošti Jėzaus kūną laidotuvėms, o jo nebėra. Biblijoje sakoma, kad moterys nusilenkė iki žemės, o tada staiga pasirodė du angelai ir tarė: kodėl jūs ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Jo čia nėra, jis prisikėlė.
grįžkite ir praneškite jo mokiniams. Pirmieji žmonės, gavę didžiausią žinią jo prisikėlimo įrodymą, buvo dvi moterys, iš kurių viena buvo labai sugniuždyta ir su trūkumais. Mes matome sulaužytus, Dievas mato sutaisytus. Jis mato gražų. Moterys nunešė naujieną atgal ir pasidalijo ją su mokiniais, tačiau šie nepatikėjo ir tuoj pat užtrenkė duris. Jėzus iš tiesų buvo prikeltas iš numirusių. Kai jis buvo suimtas sode, mokiniai įsisklaidė kaip tarakonai. Jono 18:15 RANG 18. Simonas Petras ir kitas mokinys sekė paskui Jėzų. Kadangi šis mokinys buvo pažįstamas vyriausiajam kunigui, jis nuėjo su Jėzumi į vyriausiojo kunigo kiemą, o Petras turėjo laukti lauke prie durų. Kitas mokinys, kuris buvo žinomas vyriausiajam kunigui, sugrįžo, pasikalbėjo su ten būdėjusia tarnaite ir įleido Petrą. Tu juk irgi nesi vienas iš šio žmogaus mokinių, ar ne? Jis atsakė, aš nesu. Buvo šalta, ir tarnai bei pareigūnai stovėjo aplink laužą, kurį buvo sukūrę, kad sušiltų. Petras taip pat stovėjo su jais ir šildėsi. Jėzus buvo pasakęs Petrui, kad jis 3 kartus jį išsižadės, kol gaidys užgiedos. Petras išsižadėjo to, su kuriuo gyveno, vaikščiojo, mokėsi, verkė ir kurį matė darant stebuklus. Daugiau nei 3 metus, kai gaidys užgiedojo, Petras suprato, ką padarė būtent tai, ką Jėzus buvo pasakęs. Jei Petras galėjo išsižadėti Jėzaus, matydamas viską, ką jis padarė, mes taip pat galime. Kartais mes jį išsižadame galbūt ne žodžiais, bet veiksmais ar net tylėjimu. Taigi, mes negalime teisti Petro, galime tik susitapatinti su juo dėl jo nežinojimo ir baimės tuo momentu, kai neatrodė, kad Jėzus laimės, ir būtent tą akimirką Petras jį išsižadėjo. Susidėjęs su Jėzumi, Petras taip pat galėjo kartu su juo patekti į kalėjimą, nes romėnai ir Sinedrionas suiminėjo žmonės į kairę ir į dešinę. Tai, kas vyko toliau, yra gražu. Jėzus buvo nukryžiuotas, prikeltas iš numirusių, po to pasirodė mokiniams aukštutinėme kambaryje ir pasiuntė juos į Jeruzalę laukti. Tačiau Petras ir kiti mokiniai grįžo prie žvejybos to, ką jie žinojo. Tikriausiai jie galvojo, kas dabar, kai pamatė Jėzų einantį pakrantę, bet jo neatpažino, o paskui pamatė, kad jis ruošia jiems valgį. Po šio neįtikėtino susitikimo Jėzus 3 kartus paklausė Petrą, ar myli mane, ganyk mano avis. Tuomet Jėzus uždarė Petro širdies ir sudužimo kilpą, laką užtepė auksu ir vėl sujungė Petrą į vieną visumą kintsugi ir tarė, sek paskui mane. Po viso to, įskaitant jo išsižadėjimą, Jėzus matė jį sutaisytą, ir Jėzaus širdis Petrui buvo sutaisyti jį ir vėl sujungti. Geroji žinia mums yra ta, kad jis vėl mus surinks. Dažniausiai, jei ką nors sudaužome, mes tiesiog paimame tai ir išmetame į šiukšlyną, bet ne Jėzus jis paima mūsų gyvenimo skeveldras, tai, ką jam siūlome, mūsų netvarka, ir sako, aš galiu su tuo dirbti. Jis gali dirbti su sudaužytais gabalais, jis gali dirbti su mumis, mes esame sudaužyti, jei gavome blogą diagnozę iš gydytojo ar terapeuto, bendramžių, tėvų ar bažnyčios. Jie gali matyti sudaužytus, ir mes galime matyti sudaužytus, bet Dievas mato sutaisytus, Dievas mato gražius, ir jis vėl mus surinks. Šlovė yra daug didesnė už tai, nuo ko mes pradėjome. Švarus ir šviežias dubuo ar keramikos gabalas yra gražus, bet kai jis pasidabruoja auksu, tampa menu, ir Dievas kuria meną čia su jumis. Romiečiams 8:1. Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Kai kurie iš mūsų galvoja, kad nesame pakankamai geri ir kad Dievas negali sutvarkyti mūsų sugedusių vietų, tačiau nėra nei teismo, nei pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje. Jėzuje mums tereikia įeiti į Kristų, žengti žingsnį ir pasakyti, aš pasirinkau tikėti, ir aš ketinu priimti, ir dabar aš ketinu tapti tuo, ką Dievas sako, kad esu Dievo vaikas.
2 Korintiečiams 12:9, bet jis man tarė, užtenka tau mano malonės, nes mano galybė yra tobula silpnume. Todėl dar mieliau gėsiuosi savo silpnybėmis, kad Kristaus galybė ilsėtųsi ant manęs. Nėra jokio pasmerkimo, jums pakanka jo malonės. Jis gali sukurti meną iš jūsų sudužusių skeveldrų. Efeziečiams 2:8 Ange 10. Juk jūs esate išgelbėti malon, tikėjimu ir tai ne iš jūsų pačių, tai Dievo dovana ne darbais, kad niekas negalėtų girtis. Juk mes esame Dievo rankų darbas, Dievo šedevras. Sukurti Kristuje Jėzuje, kad darytume gerus darbus, kuriuos Dievas iš anksto mums paruošė. Daryti, iš kapų į sodus, iš gedulo į šokį, iš depresijos į džiaugsmą, iš sugniuždyto į sveiką, skeveldros į meną. Štai ką Dievas nori padaryti jūsų gyvenime. Būtent tai jis šiandien jums siūlo galimybę žengti žingsnį šiuo keliu. Ženkite pirmą žingsnį. Kartais mums reikia įkalti kuolą į žemę naujam sezonui, naujai pradžiai ir leisti jam tęsti darbą, kad mūsų susigrūdimas būtų aptrauktas auksu ir laku sukurti šį meno kūrinį. Leiskime jam užbaigti darbą. Neatsitiktinai šiandien esame čia. Dievas norėjo, kad išgirstumėte šią žinią apie sulaužytus dalykus, kad turėtumėte vilties ir kad jis galėtų juos išgydyti. Malda. Brangus Viešpatie Jėzau, mes atsigręžiame į tave ir nusigręžiame nuo savo kelių. Mes renkamės priimti iš tavęs nemokamą tavo gailestingumo, malonės, atleidimo ir išgydymo dovaną. Atiduodame tau savo praeitį, dabartį ir ateitį, atiduodame tau viską. Dėkojame tau, kad sutvarkei mūsų sudaužytus gyvenimus ir padarei mus sveikus Kristuje. Ateik į mano širdį, Viešpatie. Pripildyk mane ir išgydyk. Išgelbėk mane, Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburge, pastorius Brianas Mandelis, 2024 balandžio 14 d. Protų karai 12 savaitė. Sugriauti sienas. Kristaus protas. Patarlių 23:7. Dievas yra didesnis, nei manote, kad jis yra. Jis geresnis, nei jūs manote. Jis myli jūs labiau, nei manote, kad myli. Jis yra dėl jūsų labiau, nei galite įsivaizduoti, ir jis kovoja dėl jūsų diena iš dienos, akimirka po akimirkos, 24 paras per parą. Šventajame rašte sakoma, kad Jėzus visada gyvas, kad užtartų jūs maldoje danguje, kol sugrįš. Jis tiesioginė prasme meldžiasi už jūs, kad tai suprastumėte, kad suprastumėte jį, kad būtumėte ne tik religingi, bet kad jums būtų apreikštas gyvasis Dievas. Kad pažintumėte jį asmeniškai ir artimai, kad su juo užmegztumėte gyvus santykius, kad jis kalbėtųsi su jumis, o jūs su juo, ir kad vaikščiotumėte su Dievu, kaip žmonės, apie kuriuos skaitėte šventajame rašte. Buvome cikle, pavadintame Proto karai, ir išardėme bei aprašėme kovą, kuri vyksta tarp mūsų ausų dėl mūsų proto, nes kaip eina protas, taip eina ir mūsų gyvenimas. Patarlių 23:7. Kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Nesvarbu, ar jūs galvojate kaip pasaulis, velnias ar Jėzus. Jūs darysite tai, kuo tikite, kad esate, nuo to, kokioms mintims leisite įsitvirtinti savo galvoje, o paskui nutekėti į jūsų širdį, priklausys jūsų gyvenimo eiga ir jūsų gebėjimas tikėti Dievu ir matyti, kaip jis veikia jūsų gyvenime, arba užsidaryti ir pastatyti sieną tarp jūsų ir Dievo, apribojant jo gebėjimą ką nors daryti jūsų gyvenime. Dievas nori pasirodyti ir padaryti jūsų gyvenime kur kas daugiau, nei jūs kada nors jam patikėjote ar leidote iki šiol. Tikrasis klausimas yra toks, ar leisite jam judėti, ne, ar jis nori judėti. Tai atiduoda kamuolį į mūsų rankas, kaip kažką, ką galime padaryti, kas atveria vartus ir nugriauna sieną, kad Dievas galėtų judėti mūsų gyvenime. Branduolinis žaidimo keitiklis, kuris laimi proto karą. 1 Korintiečiams 2:16 AMPC.
Nes kasgi pažino ar suprato viešpaties mintis, sumanimus ir tikslus, kad galėtų jį vadovauti, pamokyti ir suteikti jam žinių. Bet mes turime Kristaus Mesijo protą ir žinome jo širdies mintis, jausmus ir tikslus. Būdami tikintieji, mes tiesioginė prasme turime prieigą prie Kristaus proto ir Dievo minčių. Įsivaizduokite, jei jo mintys taptų mūsų mintimis, ir kaip lengva būtų laimėti proto karą, jei mąstytume taip, kaip mąstė jis. Tai nėra paprastas, mažas dalykas, bet tai labai svarbu. Izaijo 55, 8 RANGE 9 NLT. Mano mintys nėra panašios į jūsų mintis, sako viešpats. Ir mano keliai pranoksta viską, ką jūs galite įsivaizduoti, nes kaip dangus yra aukščiau už žemę, taip mano keliai yra aukščiau už jūsų kelius ir mano mintys aukščiau už jūsų mintis, radikaliai kitoks protas. Mąstymas. Jis negalvoja taip, kaip jūs galvojate, nesielgia taip, kaip jūs elgiatės, ir nekalba taip, kaip jūs kalbate. Jo keliai netokie kaip jūsų, jie aukštesni, geresni ir didesni. Jis yra Dievas, o jūs ne. Prisikelkite ir leiskite jam nugriauti sienas. Tačiau tai, kad mes jį turime, dar nereiškia, kad jį pasiekėme. Turime kai ką padaryti, kad Kristaus protas taptų mums prieinamas, kad pradėtume pažinti jo mintis ir kad jos taptų mūsų mintimis. Taip mes laimime proto karą. Jei turime Kristaus protą, kaip į jį įsitraukti? Kuo pasižymėjo Kristaus protas? Filipiečiams 2, 5 RANGE 9 AMPC. Tebūna jumyse toks pat nusiteikimas, tikslas ir nuolankus protas, koks buvo Kristuje. Jėzuje, jis, būdamas iš esmės vienas su Dievu ir turėdamas Dievo pavidalą turėdamas visą Dievą darančių savybių pilnatvę, nemanė, kad šią lygybę su Dievu reikia trokštamai pasisavinti ar išlaikyti, bet nusivilko visas privilegijas ir teisėtą orumą, kad prisimtų tarno vergo išvaizdą, tapdamas panašus į žmones ir gimdamas žmogumi. O pasirodęs žmogiškuoju pavidalu, jis nusižemino ir nusižemino dar labiau ir savo klusnumą atvedė iki mirties, net iki kryžiaus mirties. Todėl dėl to, kad jis taip žemai nusileido, Dievas jį labai išaukštino. Tikrasis nuolankumas Dievo akivaizdoje yra branduolinis žaidimo veiksnys, keičiantis proto karą. Jis lėmė labai nepatogų paklusnumą, tai buvo tikras paklusnumas ateiti į misiją tėvui. Dievas sako, kad mes ateitume pagal jo misiją ir tai, kas jis yra, jo keliai, jo mintys ir jo planai, ne mūsų. Kai tai darome ir nusižeminame prieš gyvąjį Dievą, atsidūrėme tokioje pat padėtyje, kokioje atsidūrė Jėzus, o tai leidžia Dievui mus pakelti. Jis turi mus pakelti, kad pažintume jo mintis, kurios yra aukštesnės už mūsų. To negalime padaryti patys, bet galime tai padaryti tik tada, kai atsiduodame jam tikrame nuolankume. Jokūbo 4:10. Nusižeminkite viešpaties akivaizdoje, ir jis jūs pakels, žemas Dievo akivaizdoje, aukštas žmonių akivaizdoje. Čia prasideda visa drąsa, aiškumas, pasitikėjimas savimi. Išdidumas tai tikro nuolankumo prieš Dievą nebuvimas. Dievas priešinasi išdidiesiems, bet jis suteikia malonę Dievo galią, palankumą, gebėjimą, valdžią, kad padarytume tai, ko negalime padaryti patys, pavyzdžiui, laimėti proto karą. 1 Petro 5:6 AMP Ir jūs visi apsivilkite nuolankumu, nes Dievas priešinasi išdidiesiems paniekintojams, arogantiškiesiems ir juos nugali, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl nusižeminkite po galinga Dievo ranka, atidėkite į šalį savanaudišką išdidumą, kad jis tinkamu laiku galėtų jūs išaukštinti į garbingą vietą savo tarnyboje. Jono 14:21 AMP. Kas turi mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, o kas tikrai mane myli, bus mylimas mano tėvo, ir aš taip pat jį mylėsiu ir jam parodysiu apreikšiu save. Aš leisiu jam save aiškiai matyti ir tapsiu jam tikru. Tai tikras nuolankumas.
Yra dvi Dievo buvimo rūšys. Tai, kas keičia širdį, protą, žmogų, bet tai skirta tik nuolankiesiems. Izaijo 6, 1 RANGE 5 NKJV. Tais metais, kai mirė karalius Uzijas, mačiau viešpatį, sėdintį soste, aukštai iškeltame, ir jo apsiaustas užpildė šventyklą, virš jo stovėjo serafimai, kiekvienas jų turėjo po 6 sparnus, 2 dengė veidą, 2 dengė kojas ir 2 skraidė. Vienas šaukė kitam ir sakė: Šventas, šventas, šventas yra kareivijų viešpats, visa žemė pilna jo šlovės. Ir durų staktos sudrebėjo nuo balso to, kuris šaukė, ir namai prisipildė dūmų. Aš tariau: vargas man, nes esu sugniuždytas, nes esu nešvarių lūpų žmogus ir gyvenu nešvarių lūpų tautos viduryje, nes mano akys matė karalių, kareivijų viešpatį. Izaijas skelbė vargas nedorėliams, kol iš tikrųjų pamatė Dievą ir jo šventumą, o tada sušuko: vargas man, būtent iš to nuolankumo Dievas galėjo jam apsireikšti. Be to, Jobas, pamatęs viešpatį, pakeitė visus savo skundus, verkšlenimus ir aroganciją, kuriuos jis atnešė viešpačiui. Jo galutinė išvada buvo tokia: dabar, kai išvydau tave, bjauriuosi savimi ir atgailauju dulkėse bei pelenuose. Tuomet Dievas atkūrė Džobą ir grąžino jam 10 daugiau nei jis prarado, Dievas jį pakėlė. 2 Kronikų 26, 16 NLT. Bet kai Uzijas tapo galingas, jis taip pat pasidarė išdidus. NKJV sako, kai jis buvo stiprus. Jo širdis buvo pakylėta, ir tai lėmė jo žlugimą. Jis nusidėjo viešpačiui, savo Dievui, įeidamas į viešpaties šventyklos šventyklą ir asmeniškai degindamas smilkalus ant smilkytuvo. Kad atsirastų nauja Jėzaus vizija mums, bažnyčiai, Amerikai turi mirti išdidumas. Tiek, kiek miršta išdidumas, tiek mes turėsime naują Jėzaus viziją ir susitikimą su Dievu, kuris pakeis mus visiems laikams. Išdidumas ieško bet kokios dingsties įsiterpti tarp mūsų ir Dievo, užsukti jo dvasios čiaupą, jo balso garsumą ir jo buvimo artumą. Ji pastatys sieną tarp mūsų ir jo, ir mes turime tą sieną nugriauti. Nuolankumas lemia mūsų gebėjimą priimti iš Dievo. Nuolankumas yra garsumo rankenėlė, priėjimas prie Kristaus proto. Būti nuolankiam tai nereiškia nusižeminti prieš viešpatį ir elgtis taip, tarsi būtume nieko verti. Tai nėra drovus, klusnus, silpnas, tylus, nedrąsus, neturintis stuburo. Tai reiškia iškelti Dievą į jam deramą vietą, suvokti, kur esame jo atžvilgiu ir jam atsiduoti. Mums sakoma apsivilkti juo, iš tikrųjų to nesuprantame. Kaip galime apsivilkti kažkuo, jei to nesuprantame? Kas yra nuolankumas? Vienas visiška ir absoliuti priklausomybė nuo Dievo. Nuolankus žmonės šventajame rašte gali būti klaidingai laikomi arogantiškais. Dovydo broliai vadino jį išdidžiu, tačiau vienu skyriumi. Anksčiau tas pats brolis buvo atmestas, Dievas atmeta tik dėl išdidumo. Nuolankumas mus veda į patarlių 3, 5, 6 NKJV. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk savo supratimu visuose savo keliuose. Pripažink jį, ir jis nukreips tavo kelius. Išdidumas visada stengiasi išlyginti sąlygas tarp mūsų ir Dievo, nuleisti jį iki mūsų lygio, o nuolankumas visada iškelia Dievą į jam deramą vietą mūsų širdyse ir gyvenime. Tai, kokią poziciją užimame Dievo ir jo žodžio akivaizdoje, atveria arba uždaro išminties, apreiškimo, pataisimo, augimo, laisvės ir atleidimo čiaupą. 2 Įsipareigojimas paklusti Dievui, kad ir kas nutiktų, jūsų apsauga yra jūsų paklusnumas Dievui. Jozuės knygos 6 skyriuje Dievo nurodymai dėl Jericho sienų žydams neatrodė protingi, bet Dievas norėjo nugriauti išdidumo sienas. Jiems buvo liepta žygiuoti aplink miestą, pučiant trimitus, liudijančius nuolankų pasitikėjimą Dievu ir jo keliais. Teisėjų 21, 25 NKJV.
Tomis dienomis Izraelyje nebuvo karaliaus, žydai nelaikė Dievo savo karaliumi. Kiekvienas darė tai, kas buvo teisinga jo paties akyse. Jie nepakluso Dievui, todėl jis daugiau kaip 400 metų tylėjo. Tada jie išgyveno pasikartojantį nuodėmės, įkalinimo ir vergijos ciklą, ir kiekvienas darė tai, kas buvo teisinga. Jo akyse, kaip ir mes, vadiname save krikščionimis, kurie myli Jėzų, bet paskui pjaustome Bibliją tik ta dalimi, kuri mums patinka ir su kuria sutinkame, o į likusią dalį nekreipiame dėmesio. Tada manome, kad Dievas mus palaimins, bet taip nebus. Jis mums priešinsis ir mus nugalės, kaip tai padarė Teisėjų knygoje. Tačiau jei nusižeminsime prieš gyvąjį Dievą ir įsipareigosime paklusti jam, kad ir kas nutiktų, jis mus išaukštins ir parodys savo kelius. Jis išmokys mus tiesos ir išlaisvins mus, kad laimėtume proto karą. Galiausiai visos nuodėmės prasideda nuo puikybės ir yra jos kurstomos. Mes galime tai daryti iš dalies arba visiškai. Visos nuodėmės šaknys yra išdidumas. Adomas nenusidėjo sode šokdamas į lovą su savo sekretore. Viskas, ką jis padarė, jis paprasčiausiai nepakluso tam, ką Dievas jam liepė daryti. Štai ir viskas. Dėl to ir kilo visa ši bėda, ir mums taip pat užtenka to, kad imtume daryti prielaidą apie Dievą. Ar Dievas tikrai taip pasakė? Ar jis tikrai tai turėjo omenyje? Žinau, kad taip darėme ankstyvaisiais bažnyčios laikais, bet iš tiesų dabar jau pažengėme toliau, tapome protingesni. Kaip manote, ar tai skamba kaip pasipūtimas? Patarlių 14:12 AMP yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas ir tiesus, bet jo galas mirties kelias. 1 Jono 3:4 NKJV. Kas daro nuodėmę, daro ir neteisybę, o nuodėmė yra neteisybė tapti savo įstatymu. Išviręs pasididžiavimas. Išdidumas tai bet koks bandymas sukeisti vaidmenis tarp mūsų ir Dievo, kaip ir šėtonas. Mes norime būti puodžiais ir paversti jį moliu, kad jis darytų tai, ką norime, sakytų tai, ką norime, pritartų ir pritartų tam, ką norime. Tai yra apgaulė. Išdidumas bando pritaikyti Dievą prie savo paveikslo, o nuolankumas paklūsta, kad būtų pritaikytas prie jo paveikslo. Išdidumas bando teisti Dievą ir jo žodį, o nuolankumas pripažįsta, kad jis yra teisėjas ir mes esame teisiami jo akivaizdoje, ir visi jo sprendimai yra teisingi ir šventi. Išdidumas sako, kad negaliu pakeisti to, kaip jaučiuosi, koks esu, todėl Dievas turėtų priimti mane tokį, koks esu. Nuolankumas supranta, kad mes visi turime keistis. Romiečiams 11:33 RANGE 36. O, koks gilus yra Dievo išminties ir pažinimo turtingumas. Kokie neišmatuojami jo sprendimai ir jo keliai, kurių neįmanoma įsiaiškinti. Nes kasgi pažino viešpaties mintis, arba kas tapo jo patarėju. Juk iš jo, per jį ir jam visa yra, jam šlovė per amžius. 2 Korintiečiams 10:4-5 NKJV. Mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi Dieve, kad sugriautume tvirtovės, nuverstume argumentus ir visas aukštumas, kurios aukštinasi prieš Dievo pažinimą, kiekvieną mintį. Pajungdami Kristaus klusnumui, 3 savo rūpesčių ir nerimo patikėjimas Dievui. 1 Petro 5:5-6 AMP ir jūs visi apsivilkite nuolankumu, nes Dievas priešinasi išdidiesiems paniekintojams. Arogantiškiesiems ir juos nugali, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl nusižeminkite po galingą Dievo ranką, atidėkite į šalį savanaudišką išdidumą, kad jis tinkamu laiku galėtų jūs išaukštinti į garbingą vietą savo tarnyboje. Antroje rašto dalyje sakoma, visus savo rūpesčius ir visus savo rūpesčius. Kartą ir visiems laikams meskite ant jo, nes jis jumis rūpinasi su giliausia meile ir labai rūpestingai jūs prižiūri. 1 Petro 5:7. Kai nerimaujame, negalime aiškiai išgirsti Dievo. Kai nerimaujame, sakome,
kad mes esame šaltinis, kai nerimaujame ir pasiduodame nerimui, baimėms ir rūpesčiams, iš tikrųjų. Tai yra išdidumas, kuris veikia pats save. Puikybė sako Dievui, aš tikrai nepasitikiu, kad tu tai turi arba kad tu manimi rūpiniesi pakankamai, kad tai sutvarkytum už mane, todėl aš pats su tuo susitvarkysiu. Ir tada ateina baimė, nerimas, rūpestis ir susirūpinimas, kai mus užgriūva našta, kurios niekada nebuvome sukurti nešti. Ką daro tikrasis nuolankumas? Jis viską meta atgal į jį. Tu sakei, kad mane myli. Tu sakei, kad galiu tavimi pasitikėti. Tu sakei, kad viską išpildysi į gerą ir kad tvarkai mano žingsnius. Štai tu eini, Dieve, paimk mano naštą ir aš nesiruošiu jos atsiimti, kai viskas vyksta ne tuo laiku ar ne taip, kaip mano manymu turėtų vykti. Ketinu pasitikėti tavimi, Dieve. Štai ką daro nuolankumas, ir jis griauna sieną tarp mūsų ir jo. Štai kodėl šventajame rašte mums sakoma, niekuo nesirūpinkite, bet visame kame malda ir prašymų su padėka. Tebūna pareikšti jūsų prašymai Dievui, ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, saugos jūsų širdis ir protus Kristuje Jėzuje. Filipiečiams 4, 6, 7. Dievas klausia, kuo pasitikite, manimi ar tavimi? Kas su tuo susitvarkys, aš ar tu? Turime pasirinkti, galime arba jį nešti ir abejoti viskuo, ką jis daro mūsų gyvenime, arba sakyti, Dieve čia, tai tavo, užmetu tai ant tavęs, aš nusižeminu prieš tave, pasitikiu tavimi, tu tai turi, tu esi ištikimas, ir tavo ramybė saugo mano širdį. Kad ir kas mus laikytų, baimės gniaužtuose šiandien yra diena, kai tai gali išnykti. Kad ir kas mus gandė nepaklusti, Dievui šiandien yra ta diena, kai tai gali išnykti. Malda, Tėv, tavo žodis sako, kad jei nusižeminsime tavo akivaizdoje, tu suteiki mums malonę. Tu mus pakelsi, Viešpatie, meldžiame tave, kad tavo keliai taptų mūsų keliais, o tavo mintys mūsų mintimis. Jėzaus vardu dabar atiduodame tau savo mintis. Pavedame tau, Dieve, savo širdis. Mes tau pateikėme savo planus. Pateikėme tau savo paklusnumą. Atleiskite mums dabar. Mes atgailaujame kaip tavo tauta, kaip Jobas ir Izaijas. Mes sakome, vargas man, Dieve, nes mes nesupratome, koks didis esi, koks šventas esi, kaip toli nuo mūsų yra tavo keliai. Atleisk mums, Viešpatie, kad pasitikėjome tavimi, kad manėme, jog tu kažkaip pasikeitei, kad manėme, jog galime tave sukonstruoti ir padaryti tokį, kokio norime, užuot pripažinę, kas tu iš tiesų esi. Mes atgailaujame Jėzaus vardu dabar pat. Viešpatie, kai nusižeminame tavo akivaizdoje, ateik ir apsireikšk per savo šventąją dvasią. Kviečiame tave pripildyti mus, šventoji dvasia, atiduodame tau kiekvieną rūpestį, kiekvieną nerimą ir kiekvieną baimę, visą tai atiduodame tau. Jėzaus vardu, amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2024 balandžio 21d. Pabusti, žinoti ir gyventi vieną savaitę. Romiečiams 13:11. Kai Dievas mus kviečia ką nors daryti ir mes su tuo susideriname, tada yra tai, ką Jėzus pavadino, mano jungas paprastas ir mano našta lengva. Kiekvienas, kuris kada nors nusprendė bendradarbiauti su Dievu ir įsitraukti į idėją judinti adatą, susilaukė šleikštulio. Jei taip nėra, kad ir kur jie būtų, jie turėtų paklausti Viešpaties. Kodėl aš nepriimu klaustuko? Kodėl niekas manęs nevadina vardu arba nenori su manimi diskutuoti? Ar gali būti, kad jie neįsitraukė į Kristaus kvietimą kasdien nešti savo kryžių ten, kur gyvena, dirba ir žaidžia? Tenka nešti kryžių. 1930-aisiais Dietrichas Boniferis pasisakė prieš Vokietijoje kylančią nacijų partiją. Jis pasisakė prieš Hitlerį ir jo režimą. Bonhoefferio bažnyčia jo neklausė, kai
Jis pamokslavo apie artėjantį blogį. Jie manė, kad jis tėra jaunas pradedantis pastorius. Parašęs keletą knygų, po intensyvaus, deginančio pamokslo susirinkusieji tiesiog išėjo ir nuėjo pietauti, niekas į jį nekreipė